važiuoja per kapines kaip per garažą. Vairuotojas nukrypsta nuo kelio ir pakyla į orą. Šitas mus nukels į padalinį, kurį per pastarosius keliarius metus matėme labai dažnai. Vieną, kurį, manau, galime ištarti teisingai. Fond du Laco šerifo biuras, Viskonsine. Fond du Laco šerifo pavaduotojas ką tik gavo žinią iš kaimininio skyriaus, kad bėgantis Chevy Malibu artėja jų kryptimi. Štai ir jis. 93, matau jį. Border 5. Šerifo pavaduotojas už Malibu įjungė švyturėlius. 93, važiuojame į rytus F rank keliu. Į rytus F rank keliu. Ir dabar bando pasivyti. Vairuotoja bus moteris, baltaodė moteris. Bet vairuotoja dabar įvažiuoja beveik 185 km/h greičiu. Šerifas 93 vis dar važiuoja į rytus F rangu iki Viktoro greitis 185 žmonės. Tuo tarpu kitas pareigūnas sustoja. Ir greitai paima smaigalių juostą. Greičiai vis dar 115, vis dar Mark 4 artėja prie KJ. Jis meta smaigalių juostą. Ir kaip tik laiku. Greitis vis dar 115. Nes atrodo, kad persekiojimas greitai artėja. Mark Thorne, V. Victorious artėja prie KJ. Vairuotojas nukrypsta nuo kelio, kad išvengtų smaigalių juostos. Ir pakyla į orą. 3 palėtė bortą. Avarija, apsivertimas. Greitoji, kviečiu greitąją, V ir K. Apsivertimas. Vairuotojas ir keleivis įstrigė automobilyje. Stok, parodyk man savo rankas. Šerifo pavaduotojai nežino, ar abu įtariamieji gali būti ginkluoti. 45 išvyksta. Likite šiame kanale. Klainai, ar ką nors matai? Matau šiek tiek judesio fone. Judėkite pirmin. Jiems galas, jie išeis. Gerai. Čia matosi 2 rankos. Keleivi, lip pro galinį langą. Negaliu išeiti. Taip, gerai, judu. Patikrink. Eša keltas. Jie atsargiai prieina prie transporto priemonės. Rankas nuo aukštyn. Rankas aukštyn. Rankas aukštyn. Rankas aukštyn. Parodyk rankas. Parodyk mums rankas. Parodyk. Trumpai. Ir štai vairuotojas. Dėk telefoną dabar. Tik juodas mobilusis telefonas. Čia mano mama, gerai? Panašu, kad keleivis kalba telefonu su savo mama. Padėkite daiktą, kad galėtume jūs išvesti. Padėkite daiktą. Nuleiskite ranką. Dabar parodykite mums savo rankas. Galiausiai jis numetė telefoną. Taip. Aš nesu visiškai perdegęs. Jiedu jokių būdų neišeis pro galą. Todėl šerifo pavaduotojai pradėjo daužyti priekinį stiklą. Taip. Tai lengviau pasakyti, nei padaryti. Tikslas vis trauktis atgal. Laikyk rankas nuo šalyje. Keleivis eina link priekio. Pirmin, judėk toliau. Tikslas, be akių. Pažinsimin. Tęsiau. Ir šerifo pavaduotojai jį ištraukė. Judėk, pirmin, judėk. Jie uždeda jam antrankius. Koks tavo merginos vardas, broli? Kristal. Tai Kristal ir ta mergina. Aš tave myliu, Kristal. Užsičiauk. O dabar reikia išgelbėti vairuotoją, Kristal. Aš taip bijau. Ėmė. Jie ištraukė ją iš automobilio. Ar gali atsistoti? Aš nini. Ką tik tai gavau. Kojas tikrai nebeklauso. Kaip tik tuo metu atvyksta greitoji pagalba. Man nereikia bėgti, turiu ginklą, nenoriu bėgti. Tu turi ginklą. Kur ji yra? Tiek vairuotojas, tiek keleivis buvo gydomi ligoninėje dėl nedidelių sužalojimų. Vairuotoja, 23 metų, Kristal Pagano, buvo nuvežta į kalėjimą. Tačiau pakeliui ten pareigūnai atrodo rado šiek tiek kristalo pas Kristal. Taigi jai buvo pareikšti kaltinimai dėl narkotikų, be kaltinimų dėl bėgimo nuo policijos ir vengimo sustoti. Keleivijui, 20-mečiui Colui Higginsui, buvo pareikšti kaltinimai dėl narkotikų vartojimo reikmenų laikymų. Kurtai Kertisai visada įspūdinga matyti, kaip greitai policija turi pereiti nuo persekiotojų prie gyvybės gelbėtojų, ypač įtemptoje situacijoje. Reikia juos išgelbėti. Dabar yra 14:47 ir Richlando apygardos vyresnysis pareigūnas Brailonas Salmanas bando sustabdyti vairuotoją dėl numerio ženklo pažeidimo. O tai viskas? Pasirodo, automobilio numeriai priklauso BMW, o jis vairuoja Infiniti, kuri nerodo jokių lėtėjimo požymių. Dabar vairuotojas važiuoja priešingą kelio pusę, tiesiai į priešpriešinį eismą. Broliai. Kur tu esi? Priešingoje eismo juostoje 2 žymės. Pataisymas. Žemiau. 2,77. Jis įjungęs avarinius žibintus, kas yra gerai.
nes situacija jau tampa šiek tiek pavojinga. Dabar vairuotojas bando atsikratyti vyresniojo pavaduotojo Salmano šiame gyvenamajame rajone. Gerai, Volis įsuk į dešinę į Viktorijos gatvę. Gerai, dabar esame Marion gatvėje, dar kartą į dešinę į Franko gatvę. Link manęs jam 30. Jis išmeta kažką pro langą, tačiau negalėjau pasakyti, kas tai yra. Jis ką tik išmetė kažką pro langą, bet negalėjau pasakyti, kas tai buvo. Aš ką tik tą ir pasakiau. Ne, antras numeris. K9 eina pas tave. Kinologas Semas Ramirezas dabar prisijungia prie persekiojimo. Ir kadangi ji turi tarnybinį šunį Kodaką su savimi, ji perims vadovavimą ir važiuos priekį. Taylor, kur tu esi? Great, Tonas. Gerai, važiuok į priekį. Gerai, jį padarė bliksnį, jį už tavęs. Gerai, pavažiuok į priekį. Vairuotojas užvažiuoja ant šaligatvio ir tada pervažiuoja sankryžą. Važiuok priešais mane, kai galėsi. Atrodo, kad kinologas Richardas Tayloras dabar prisijungia prie persekiojimo. Ir jis perima vadovavimą ir važiuoja priekį. Ir jei jums įdomu, tai yra Pietų Karolinos sveikatos departamento civilinės metrikacijos skyriaus automobilių stovėjimo aikštelė. Nors kažkas man sako, kad jis neieško vietos automobilį pastatyti. Richardo apygardos lenktynės 9K9. Tau reikia sustoti, netrukus turėsi tai padaryti. Richardo apygardos lenktynės 9K9. Geriau sustok. Netrukus turėsi tai padaryti. Vairuotojas dabar vėl pagrindinėme kelyje. Džis apsisuka. Ir tada priekyje keli šerifo pavaduotojai laukia su padangų pradūrimo juosta. Dabar esu šiaurės gale. Jie mane sustabdė. Supranti, ką aš dabar sakau? Vairuotojas 2 kartus užvažiavo ant padangų pradūrimo juostos. Bet užuot sustojęs, jis dabar iš esmės tiesiog suka ratus. Jis važiuoja po viaduku ir dabar bando įvažiuoti į greitkelį. Pasirodo, tai buvo didelė klaida, nes vairuotojas dabar atsidūrė aklavietėje. Tiesioginė tų žodžių prasme ir dabar įvažiuoja į kapines. Bet ne šiaip kokias kapines. Tai yra Elmvudo kapinės, laikomos vienomis iš labiausiai vaiduoklių apsėstų kapinių visoje Amerikoje. 2 automobilyje. Priekyje esantis šerifo pavaduotojas blokuoja kelią, todėl vairuotojas pasuka aplinkiniu keliu. Ir dabar važiuoja per antkapius bei mindžioja kapinių sklipus. Važiuoja per kapines kaip per garažą. Dabar persekiojime dalyvauja bent pusė tuzino šerifo pavaduotojų. Pirmyn sustatyk, jei gali. Staiga vairuotojas vėl atsidūrė akligatvyje ir staigiai stabdo. Ir kaip tik pačiu laiku, nes dabar jis kabo ant šio 12 pėdų aukščio sienos krašto. Parodyk savo rankas! Parodyk savo rankas! Parodyk rankas! Vairuotojas dabar visiškai apsuptas. Ir yra sulaikomas. 1067 N6 M1. Laikas. Puikus darbas. 55 metų Michaelas Bannisteris buvo apkaltintas nepaklusimu policijos signalui sustoti, neatsargiu vairavimu ir vairavimu be vairuotojo pažymėjimų. Taip pat paaiškėjo, kad jis turėjo paaiškinimą, kodėl pabėgo. Jis pasakė Braylonui Salmonui. Jis nenorėjo sustoti, kol nesurūkys viso savo kreko. Jis tikrai taip pasakė? Jis tikrai taip pasakė. Na. Ar mes žinome, ar jis tai pasiekė? Turiu omenyje, atrodo, kad jis tikriausiai nespėjo baigti rūkyti kreko prieš jam atsitrenkiant. Tai, Cliffas. Viskas. Taip. Negaliu sustoti, kai jau pradėjau. Štai kur esmė. Taip. Ar ne? Taip, žinai. Kas norėtų, kad geras krekas nueitų veltui? Džordžijos valstijos Claytono apygardoje šerifo pavaduotojas Robas Flemingas. Jie gavo pranešimą apie transporto priemonę, kuri anksčiau nuo jų pabėgo ir dabar jie... Aš perimu persekiojimą. Esu už tavęs. Ieškau jos. Tai ne aš. Aš tiesiog tai... 1608. Pranešu tavo poziciją. Ačiū. Pagal, tai čia. Okay. 25 rytai, Floridos būrys. Mobile Hotel Delta ką tik persikėlė į 590 ant 7G. Mes gavom daug skambučių apie žmonės prie šiukšlių konteinerio. Patvirtinu, 8240.
perkelkite mus. Vienas skambutis pranešė apie juodaodį vyrą, vilkinti pilką džemperį su gobtuvu, stovinti automobilių stovėjimo aikštelės viduryje. Kiti skambinusieji sakė, kad lauke prie šiukšlių konteinerio girdėjosi apie 20-30 žmonių. Ar tai 39? Čia nieko nėra. Gerai. Taigi, galbūt tai nuomojamas būstas. Nu, mes ruošiamės jį nusipirkti. Vienas arba rytai ten ir jūs. Grįžtate. Kur tiksliai? Sveiki, pradinis eismas. Sveiki, pradinis eismas. Aš tai žinau. Jie pradės veikti. Įdomu, ar bėgimas nuo klaiko bus tavo didžiausia klaida? Kai tik tave pagausime, tu keliausi į kalėjimą. Ei, baig, padėk ten. Kleitonai, Joe. Trevorai, sveiki į rytus. Artėja prie Džonso. Kelio. Gerai. Ji važiuoja 118, eismas nedidelis. Nuostabu. Taip, pažiūrėk į šį automobilį. Ir jis paruoštas pit manevrui. Taigi, ruošiamės pit manevrui. Tai ne automobilis, tai yra... Boksai. Gerai, pradedam. Taip, kaltinimai. Gerai, vadė. Mes artėjame su 654 ir aš paprašysiu pit manevro. Gerai? Tai yra... Kobra 1. Tu praneši. Pamainu. Pit. Darysime dar vieną pit manevrą. Tai yra... Vis dar šiek tiek. Atrodo, kad jūs judate. Kleitonai, Morlandai. Taip, viskas, kas susijęs su Morlandu. Matau tave. Už tavęs dabar aš. Nustatau. Ruošiuosi dar vienam pit manevrui. Taip. Šūds. Kobra 5. Praneškite GSP ir APD. Judame į pietus Lorelau gatve. Judame į pietus. Jį grįžta atgal į apskritį. Ei, bandai daryti vaizdo įrašus, žinai, kaip judame į šiaurę Lorelau gatve. Mes leidžiamės žemyn. Užblokuokį. Gerai, turime dar vieną pit manevrą prieš pat greitkelį. Ei, parodyk savo rankas. Aš tave turiu. Aukštyn. Užsičiauk. Ei, aš tuoj paleisiu šūvį. Palauk. Atidaryk duris. Atidaryk duris. Ei, palauk. Gulk ant žemės. Šliaužti ant užpakalio. Ei, šliaužti ant užpakalio. Turiu dar vieną. Eik naujienų. Bet. Užėmiau tavo namus, tavo užpakalį. Nejudėk. Vienas telefons diagramą už nugaras. Jį 9 mėnesį nešia. O, Dieve mano. Wow. Tai tiesa. Gerai. Klausyk, lengvas sprendimas tau. Ką mes padarysime, tai pastumsime tave ant šono. Dieve mano. Tiesiog patrauk savo. Keliu šiek tiek prie krūtinės, kad tik negulėtumėte ant pilvo, gerai? Taip, vaikinai. Ar tau tai tinka? Tiesiog taip, kaip man reikia. Ar galite patvirtinti tikslę vietą, prašau? Taigi, pagavau tave. Rytai prieš ir 285. Taigi, iš esmės tai labiau Morland ir 35. Per persekiojimą?
Jie stebi detektyvo vairavimą. Automobilis pažuda. Mes važiuojame 285 keliu, dideliu greičiu. Apsisukite. Mes atlikome pit manevrą prieš automobilį. Jie turi dar vieną auką. 285 kelyje. Kai šiam automobiliui vėl atlikome pit manevrą, aš neleidau jiems toliau važiuoti. Nustokite piknikauti. Žmonės automobilyje. Vaikas yra pareigūnų žinioje. Mergaitė, kodėl verkia? Kas nutiko? Pakalbėk su manimi. Paklausyk to. Tai buvo visiška nesąmonė. Visiška nesąmonė. Taip, žmogau. Aš jūs surasiu Clintono apskrityje. Tu tikras, kad neturi nieko pas save, broli? Nuo jo trenkė žolę. Taip. Sakau, aš viską patikrinau, net ir po kiaušais. Ne? Žinau. Nieko ir viską. Taip sakau tu. Gali. Patikrink mane. Gerai? Pakel bagažį. Mums reikia automobilio, kuris galėtų tau padėti. Pasirūpink reikalais. Tie žmonės keliausi kalėjimą. Mes vis dar tęsime savo tyrimą. Aš mėgstu. Šaunu, mes tave čia greitai pasodinsim, bičiuli, gerai? Tiesiog išsiaiškinsime, kas vyksta ir tada žiūrėsime, ką daryti toliau, gerai? Gerai. Prašau, atsisėskite. Senis bandė. Senis bandė. Ei, seni. Broly. Take... Leitenante Kerys, kai konduktorius Charles sustojo prie šios transporto priemonės. Transporto priemonės spruko į 285 kelią. Mes atlikome priverstinio sustabdymo manevrą su transporto priemonė. Jis toliau važiavo. Jis nusileido Morelando prospektu. Mes galiausiai pervažiavome per skiriamąją juostą ir jį užblokavome. Ir mums pavyko atlikti sėkmingą priverstinio sustabdymo manevrą bei gerai persikėti. Taigi štai taip. Na, vairuotojas keliauja į Claytono apygardos kalėjimą. Gerai, taigi jie jį sugavo, bet tame automobilyje buvo nemažai žmonių. Kapitonė Flowersai, tai nereiškia, kad visi jie bus suimti. Ne, tai chaotiška, jie turi greitai visus sulaikyti, o tada jau gali sulėtinti tempą ir nustatyti, kas už ką atsakingas. Bet tai tikrai buvo keli chaotiški momentai. Ir šie priverstinio sustabdymo manevrai, juos sunku atlikti, bet jiems pavyko rasti progą tai padaryti tinkamu metu, tinkamoje vietoje. Absoliučiai. Ir tada, žinoma, įsitraukė Džordžijos valstijos patrulis, nes pirmąjį priverstinio sustabdymo manevrą jie atliko, taip pat buvo įtrauktas ir kitas civilinis automobilis. Taigi tuo reikia pasirūpinti, kol jie tvarkosi su likusia įvykio dalimi. Gerai. Atsikvėpkime, nesijaudink per daug. Sakai, kad esi nešė ir visa kita. Nesijaudink per daug, gerai? Ištauk mano kiaušinis, gerai? Štai ir viskas. Tu matai, ten buvo vairuotojas ir 2 keleiviai. Taip, aš gavau 69 ir 38D. Buvo kamščiai, aš iš jų ištrūkau. Aš laisvas. Tai buvo 1880-aisiais anksčiau. Aš galvojau, nežinau, ar tu suspėsi. Ne, man viskas buvo gerai. Jeigu tu nesuvydamas, kai važiuojame, viskas gerai. Problema prasideda, kai kraunam. Greitis. Dėti. Gerai, papasakok man apie pit manevrą. Gerai, bandžiau sustabdyti šį automobilį už eismo trukdymą greitkelyje. Jis sustojo, aš prieinu prie lango arba išlipu iš automobilio, kad prieičiau ir jis sprunka. Žinoma, mes jį persekiosime. Kas bėga, tą mes vejame. Taigi, vejame jį. Aš bandžiau atlikti pit manevrą arba pavaduotojas Hausas bandė atlikti pit manevrą. Atsirado eismas. Kai tik eismas prasivalė, aš nuvažiavau į priekį ir inicijavau apie manevrą. Jis atsitrenkė jis atsitrenkė į sieną. Jis atsitrenkė į kitą automobilį, bet jis važiavo toliau. Taigi jis nusuko nuo greitkelio čia, apsisuko. Ir aš radau progą vėl atlikti pit manevrą, nuvažiavau į priekį ir atlikau pit manevrą. Sulaikyti jį. O dabar sužinosime, kodėl jis bėga. Visi bėga dėl kažkokios priežasties. Taigi sužinosime, kas su juo vyksta. Netas Pileizis? Ar tai buvo? Taip. Taigi yra baltas Kia Soul 285 rytų kryptimi prieš pat Moreland. Mano partneris eis. Šiek tiek pirštinių, dar keletas prailgintų dėtuvų. Štai čia? Na, kas tikrins, tai yra pajėgus. Tai yra įrodymas. Ten turime dar vieną ginklą, kurį tuoj pat paimsim. Aš nežinau, apie ką kalbu. Manau, jam reikia pastiprinimų. Tai mano sprendimas. Taip. 1, 2, 3. Ar žinai, kiek čia popierizmo? Čia labai daug popierizmo. Dabar turime Džordžijos valstijos patrulį. Ir jie tikriausiai norės užpildyti kažkiek popierių. Mes čia užtruksime kurį laiką. Tačiau Claytono apygardoje iš mūsų nepabėgs. Mes jūs persekiosime. Arba atliksime stabdymo manevrą.
Lengva. Taip, duok man dar saldainį. Skirtingi skyriai turi skirtingas stabdymo manevro taisyklės. Bet ką tik girdėjote Kleitono apygardos taisyklę. Manai, taip? Bėk nuo mūsų. Taip atrodo, bet. Vytis, mes tave pagausim. Gerai. Galai. Tu kas šitas vaikinas? Tai vairuotojas. Jis teistas už sunkų nusikaltimą. Taip, taip. Nežinau, kas tai yra. Tai irgi vairuotojas. Tai ne tas pats žmogus. Taip, tas pats žmogus. Vardas kitas. Taigi turės asmens tapatybės dokumentą. Automobilį. Vienas yra padirbtas asmens dokumentas, kitas jo tikrasis. Taigi, čia tapatybės klastojimas. Taip. Taigi, jam dar vienas sunkus kaltinimas. Žmogau, čia buvo geras vaizdelis, žmogau. Ačiū. Ačiū. Štai kas nutinka, kai kobra ir juodoji širdis pagaliau susibūrė kartu. Taigi jis buvo nuteistas už paslėpto ginklo nešiojimą. Taip, ir šitas taip pat. Jis gavo vieną iš apykaklės parke 2002-aisiais už netikrą asmens tapatybės dokumentą. Taigi jis turi daug įrašų. Pažiūrėk, Aš koks jį jis dažnai aukštas. matau. Taigi žinome, kad jis yra teistas už sunkų nusikaltimą. Jis nesustos. Ei, pažiūrėkit tai. Trukdymas, pabėgimas ir plėšimas. Jis važiuoja keliu. Veunijas, Kaltas, nuteistas. Viktoras, Blusa ir beprotis. Taigi tai gali būti dar vienas nuosprendis. Kas tas? Tas su padirbtu asmens tapatybės dokumentu? Šitas? Tai jis. Tai tas pats. Ne, žinai ką aš sakau, ar čia tas vaikinas su padirbtu asmens tapatybės dokumentu? Taip. Tai asmuo teistas už sunkų nusikaltimą. Taip. Gerai. Taigi jis įgavo 5 metus tam. Už tai jis įgavo 5 metus kalėjimo. Palauk, minutėlę. Jis tikrai sėdėjo kalėjime. Turime 7 metus. Fultono apygarda. Užteks. Ir viskas. Aš tęsiu. Supratau tai. Aš einu, aš toliau ruošiuosi. Gerai. Ei, ar jūs radote kokainą tame automobilyje? Abu jie turi ilgą istoriją susijusi su kokainu. Ne, ir jie nieko neišmetė pro langą. Gerai, dabar keletas naujienų iš vakarykštės laidos. Pradėsime Kleitono apygardoje, Džordžijos valstijoje, kur pareigūnai vijosi šią transporto priemonę, kuri pabėgo per eismo patikrinimą. Galiausiai sustojo. Šerifo pavaduotojas Robertas Flemingas pasivijo gaudynės. Pagrindinis pareigūnas bandė atlikti priverstinio apsukimo manevrą. Ir tada kitas. Paskutinis, atrodo, padėjo. Prireikė šiek tiek laiko visus ištraukti iš automobilio, bet galiausiai visi 3 buvo ištraukti. Ir bent jau buvo sulaikyti. Rado ginklų arsenalą. Automobilyje taip pat bent 12 tuščių miltelių nuo tarakonų butelių. Mes čia diskutavome, kas tai galėtų būti. Taip, Gali būti, kad tai buvo panaudota. Štai naujienos. Pasirodo, vairuotojo jau ieškojo dėl žmogžudystės. Jo vardas Danielis Chapmanas, Džordžija. Chapmanui dabar pareikšta dar 14 naujų kaltinimų be žmogžudystės kaltinimo, įskaitant pabėgimą, trukdymą teisėsaugai, pavojingą vairavimą, pasišalinimą iš įvykio vietos, dokumentų klastojimą ir kelis su ginklais susijusius kaltinimus. Vyras keleivis buvo suimtas dėl su ginklais susijusio kaltinimo, o moteris keleivė buvo paleista be jokių kaltinimų. Tačiau vėlgi, tai parodo, kokia svarbi yra transporto priemonių sustabdymo procedūra, tiesa? Tai yra žmogžudystės įtariamasis, kurio jie niekada nebūtų radę, jei nebūtų tiesiog sustabdę šios transporto priemonės. Tai ir yra prevenciniai patikrinimai ir niekada nežinai, ką sulaikysi. O šis vaikinas jau seniai turėjo būti kalėjime. Geras pagavimas, puikus pagavimas. Puikus pagavimas. Ir niekada nežinai, ką sulaikysi. Žmonės bėga tiek dėl to, kad neturi vairuotojo pažymėjimo, tiek dėl to, kad yra ieškomi už žmogžudystę. Taip. Kas vyksta? Turime transporto priemonės persekiojimą. Pareigūnas Houstonas vejasi krosinį motociklą, kuris nestoja. Baton Rouge, Luizianoje kartu su seržantu Jordanu Lyru. Gerai, jis kažkur čia apsisuko. Puikiu. Prie šio persekiojimo taip pat prisijungė pareigūnas Kristoforas Kolmanas. Veiksmas vyksta ant žemės, tarp Greitvelo ir Airlines. Taigi dabar mes bandome pasivyti transporto priemonę, kuri bėga nuo kito pareigūno. Na, žiūrėk dabar. Teisingai, tu turi būti vienoje linijoje. Gerai, aš įrašysiu tai.
Ei, Lear Carly. Lirko. Tu galėjai eiti su tuo? Tu galėjai eiti su tuo. Mes dar 5 metus būsime mieste. Teisingai. Mes čia 5 metus. Teisingai. Nagy, Carly. Gerai, ačiū. Juododis vyras, žalia striukė, mėlyni džinsai ir batai su juodų knygų rinkiniu. Taigi, tai prasidėjo nuo kapralo Usiten. Dabar matome seržantą Lyrą, taip pat sekantį šį vyrą. Nors tai nėra lengva, kai tas vyrukas važiuoja kroso motociklu. Taigi dabar mes bandome priversti šį vyruką sustoti. Jis atsisako. Tikriausiai jis yra padaręs keistų dalykų. Dėža, mes negalime jo sustabdyti pit manevru. Taigi mes tiesiog stengsimės jį saugiai stebėti kiek įmanoma. Tikiuosi, kad jis nesusižeis pats, ar nesužeis kitų. Taigi jis Nežinau, koks jo tikslas čia. Tikriausiai bando priartėti prie savo namų. Ne pats protingiausias dalykas. Jo veidas visiškai uždengtas tuo, ką čia vadina šaisty. Taigi, čia aklavietė.
Taigi, čia yra pertraukos dalis. Jūs tuoj sudaušis. Tau reikėtų apsisukti Sharon Hill bulvarą. Kas nors pasilikite prie įėjimo. Kas nors pasilikite prie įėjimo. Jis eina į mišką. Tiesiog sustok. Sustok. Jis eina per parką. Jis eina per parką. Kas nors pasilikite čia. Vienas iš ekipažų tegu lieka čia su manimi. Nustatykite perimetrą. Kas nors su kompiuteriu ir žemėlapiu. Taigi tas vyrukas ką tik įėjo į vieną iš mūsų poilsio zonų, į kurią negalima patekti automobiliu dėl siauros tvoros. Taigi, viena iš mūsų kitų komandų jį ką tik pastebėjo kitoje pusėje. Gerai, taigi nesakyčiau, kad jie jį prarado. Taip, dar ne, bet jis nėra matomas. Teisingai, taip, tai viena iš sunkumų ne tik vejantis motociklą, bet ir vejantis bekelės motociklą. Šie vaikinai gali nulipti, jie gali kirsti laukus, kaip ką tik matėme čia. Ir dabar, kaip jie ir minėjo, turime nustatyti perimetrą ir jį išlaikyti. Tikiuosi, jis arba pasirodys, arba atsiguls ten, kad jie galėtų įeiti ir jį surasti. Gerai, tiesiog nustatykite perimetrą, o mes paleisime dronus ir šunį. Kas atsitiko? Taigi jis vis dar kažkur tame Breko parke. Jis iš esmės išėjo į kelią. Jie jį pamatė. Jis vėl apsisuko ir grįžo į parką. Taigi dabar mes ketiname. Apsisukti bulevardų lygiuose. Taigi sustosiu ir skirsiu akimirką pažiūrėti į žemėlapį ir pasižiūrėsiu, kur mano manimu jis pasirodys. Pažiūrėkime. Gerai, taigi paieška šio vaikino dabar tęsis. Grįžkime atgal į Baton Rouge'ą, Luizianoje, kur bekelės motociklo vairuotojas pabėgo nuo pareigūnų. Jie mano, kad jis įvažiavo į tai, ką jie vadina poilsio zona čia. Ir jie turi pareigūnus skirtingose vietose aplink jį. Kažkur toliau. Čia. Bet problema ta, kad tai yra poilsio parkas, kurį jie naudoja, pavyzdžiui, kalnų dviračiams. Taigi čia eina kalnų dviračių takai, kurie driekiasi per visą šią teritoriją. Taigi, jei jis gerai pažįsta šią vietovę, jis iš tikrųjų gali nueiti labai toli mišku. Iš esmės tai kaip mažas žvyro takelis, netrukdomai. Taigi tai nėra miškas, kuriame jis negalėtų pravažiuoti dviračiu. Jis iš tikrųjų gali tiesiai per ten pravažiuoti. Eiksime į nedidelį žygį. Taigi yra, jie eisi čia yra vamzdynas, kur viskas turėtų būti aišku. Leris, todėl aš pykstu. Aš iš tikrųjų einu per mišką taku link to vamzdyno. Kaip matai, jis gali lengvai atvažiuoti tiesiai žemyn šiuo keliu.
Žinau, kad jis skirto čia. Galbūt galėsim pamatyti kokį nors takelį ir sužinoti, kaip toliau jis nuvažiavo. Ir už šio miško yra vandens telkinys, todėl jis negali pereiti. Taigi jis turi būti kažkur čia tarp mūsų. Dabar jie leidžia droną. Taigi tikėkime, kad galėsime suformuoti tvirtą perimetrą ir tada galbūt sučiupsime šį vyruką. Matau, štai čia yra pėdsakas. Žiūrėk, taip, žiūrėk. Ne, aš nematau. Matyt, žolė nėra pakankamai šlata. Ar girdite tą motociklą? Mes, seržantas Lyras, Spėjau tavo lemputę ir tiesiog truputį ryškesnė. pareigūnas dabar Galbūt yra taip. Bandy Damas. Dalyvauja Ir taip pat ir perimetro šiuo būdu. bandymas. Bando pagauti O, paskui ta kreidelė dėžutėje. nuo jų pabėgo. Bet jūs girdėjote. Seržantas Lyras ką tik sakė, kad ten yra daug kalnų dviračių takų, kuriuos šis vaikinas galėjo panaudoti pabėgimui. Nustok kalbėti. Jis ten yra, jis ten yra, jis ten yra. Nustok kalbėti. Įtarimasis yra miške, eina. Eina būtent ten, kur sakiau, link Hooperio kelio. Jis yra take ir juda. Manau, tai būtų į vakarus. Jis eina link Hooperio kelio. Taip, aš ir Vosinas galime važiuoti prie Hooperio kelio dabar, jei galime patekti ten. Arba jis pats prieis prie tavęs. Turėsi pasukti į bulvarą, turėsi pasukti į Ilą. Nenaudok radijo. Mums tiesiog reikia šiek tiek. Jis tikriausiai dabar vėl važiuoja Hooperio keliu į šiaurę. Jis tikrai vėl važiuoja per ten. Taip, jis padidino greitį. Manau, jis įstrigo. Taigi, jis arba įstrigo purve, tiesa, ten, arba jis toje mašinoje, kuri ką tik pravažiavo. Jūs ką tik pravažiavote pro jį su jungtomis šviesomis Hooper gatvėje. Iš tikrųjų, paklausyk. Tai buvo sunku. Apsisuksiu. Markai, čia pabaiga. Įrašo pabaiga. Jis ten, jis vis dar ten. Jis artėja, prašau. Vis dar ten. Taip. Jis vis dar miške. Gali būti, kad jis įstrigo. Jis ką tik tai išjungė. Jis taip pat gali būti ginkluotas. Neminėk mano vardo. Jie turi kamerą už mus. Taip, jis jau dingo. Atrodo, kad jis bėga su motociklu. Taip, mes dabar stebime per droną. Tiesiog padarykime tai. Ei, likime prie drono vaizdo. Sveiki, štai ten yra tas ekipažas. Lauksime, kol atvyks dronas. Jis tikrai vis dar yra miške. Tas ekipažas ten, Hooperio kelyje. Laikykite savo poziciją ten. Jis negalės praeiti pro jūs. Jis yra štai čia, tarp šių medžių juostų. Tiesiog stebėkite, ar kas nors neaplenkia šios vamzdyno pusės. Taip aš galėsiu ją stebėti. Tiesiog, kad pakviestum savo vadovą. Visi, kurie yra į pietus nuo Breck parko, gali judėti į šiaurę ir sukurti naują perimetrą. Bandau pamatyti. Čia gyvenamasis rajonas. Manau, tai iš tikrųjų būtų rytai, atsiprašau. Kas yra į vakarus nuo Breck parko, gali patekti filmus. Taigi, iš esmės, ką mes dabar darome, yra tai, kad šis vaikinas yra miške štai čia. Man pasirodė, kad jis bandė išeiti į Hooperio kelią, bet ten yra labai minkšta, pelkėta vieta. Ir atrodė, kad jis ten įstrigo. Ir tada mes pamatėme, kaip jis šiek tiek grįžo atgal ir atrodo, kad jis dabar yra pačiame miške. Bet užuot tiesiog ėję ten ir jis nubėgtų į mišką, mes jo nerastume. Palauksime, kol atvyks dronas, kad galėtume jį pamatyti ir tada eiti. Nebent galėtume iškviesti IBR Air1, jie taip pat galėtų padėti. Strategija čia - neskubėti. Štabas. Na, žinote ką? Vandens. Man patinka jų žinote strategija. Pralenkė jo strategiją. Taigi, vaikis akivaizdžiai nuėjo į tą vietą, žinodamas kuriais, kad išvažiuotų iš kelio, tiesa, kad pabėgtų nuo patrulių automobilių. Bet štai kaip yra. Jie žinojo tą patį. Jie pasakė, ne. Taip, aš beveik sudariau perimetrą, kad jis tu pats nulipo nuo įmusėjai. savo Polaris keturačio. Dabar jis bando prasibrauti per tą purvą. Bus sunku. Todėl aš tiesiog nenoriu eiti. Ir jis nubėgo. O mes? Arba mums Taip, palauk, mes turime perimetrą. Teisingai. Tai tikrai protingiausias pasirinkimas - bėgti į aklą zoną be priedangos nieko.
Jo, man reikėtų keturačių arba dekelės motociklų. Išveskime mūsų bekelės motociklus. Man taktinį perėjimą. Išveskime mūsų bekelės motociklų komandą. Matai, dabar šunys jau paleisti. Tai yra Taigi, bekelės tai motociklas, muzika. kuri pabėgo iš ten buvusių Šiek tiek toliau į pareigūnų. priekį. Ir Toliau jis buvo baigėsi sugėręs. Taigi, galiausiai paskutinė vakarą vakarą pradedam. panašu, kad įstrigo. Įstrigo Tikriausiai purve. apie 100. Kaip Giliai girdite, priešais jus yra maždaug tas už didelis 100 vandens jardų nuo jų telkinys. dabartinės Manome, kad jis vietos, numetė motociklą bet jie kažkur laukia. ten. Ir tada ta laida, kurią jūs Kinologų ir žiūrėjote, oro parama tas, atvykti. kur žinote, ir Jie galėjo, tiki, pavyzdžiui, kad eiti jį atbulomis beveik link to, visiškai nes mes tikrai apsupo. negalėjome pajusti, iš kokio atstumo mes. Tai girdėtumėt ėriukus ir panašius dalykus. Gerai, pasimatysime. Keltų daug triukšmo. Tas dviračių takas eina atgal link parko. Taigi, jei jis ateitų iš ten, tuoj pat jį išgirstų. Gerai, vadinasi, jis tikriausiai vis dar kažkur ten, toje dideliai vandens tankmėje. Ar turime pakeltą droną, ar ne? Ne, jis sakė, kad jiem nepavyko jo pakelti. Nuostabu. Taip, Manau, Kaltūnas sakė, kad bando jam paaiškinti, kaip tai padaryti. taip, kol kas pažiūrėsime, kiek tai užtruks. Bet ten aukščiau dar yra daugiau žmonių. Žemėm. Taigi, gerai. Ar čia dar yra daugiau žmonių? Taip, čia yra Lyras ir dar 2 žmonės. Gerai. Eisime ten aukštyn ir pasidėsime. Pradėk. Labas. Man nepatinka, kad tu su manimi kalbi, bet tada neatsakai mano klausimus. Aš žinau, kad tu klausaisi. Eisiu aplink. Gavai apibūdinimą. Keletas taisyklių pažįsta. Taip, žalia kariška striukė, juoda gauruota kaukė. Turiu menį, jie dengia. Beveik dengia. Ne taip dažnai, kaip pastaruoju metu mačiau, bet anksčiau jie dažnai perveždavo dideles pinigų sumas. Koks tavo šuns vardas? Daenerys Gunnerys. Taigi, jei tu... Aš pažįstu baltą vyrą. Juodasis vyras. Taigi aš žinau. Net jei galėtume tiesiog panaudoti tavo šunį, kad susiaurintume paiešką. Kur jis nuėjo? Nežinau kaip jūs, bet ne... Mes matėme dviratį. Taigi jis buvo miške, kol mes buvome ten apačioje. Ir tada jis išėjo, o tu bandėjai eiti tuo keliu. Ir jis gazavo. Galėjai matyti, kad jis buvo įstrigęs. Jis arba įstrigo, arba nuvažiavo tuo keliu. Ir tada aš 99% įsitikinęs, kad jis grįžo šiuo keliu ir dabar yra kažkur nuo čia ta kryptimi. Todėl mes pasistumėjome iki čia, kad užpildytume spragą. Ir mes sustojame čia, nes tu priartėjai. Ar jūs matote padangų žymės ar ką nors panašaus? Taigi, ten atgal mes nematėme. Mes iš tikrųjų jį matėme. Gerai, taigi jūs visi jį matėt šitoj pusėje? Taip. Gerai, taigi Taip, nes jis nubėgo į atėjo tuos ir jis- miškus. Čia taip tanku. Taip. Tu išgirsi. Grįžt atgal, kaip ten bebūtų. Taigi, Taigi Na, mes kiek toli jūs patikrinome. nuėjote? Čia mes sustojame, tiesa? Taigi mes patikrinome. Yra pora mažų takelių ir tas, kuriuo atėjai. Gerai. Bet jis buvo šioje pusėje, išėjo ir nuėjo ten. Gerai. Ir tada galite išgirsti motociklą. Taigi jis vis dar galėtų turėti motociklą. Su savimi, nebent jis jo atsikratė. Taip, taigi tas motociklas arba būti, jis vis tiek bus su motociklu, arba motociklas bus įstrigęs kažkur čia pat gravyje. Gerai. Gerai. Aš taip bijau tų dalykų. Tai tik traukinys, nesijaudink dėl to. Pasitikėk manimi, kai tave įkanda, taip stipriai neskauda. Tiesiog vėl turi žiūrėti, kur eini. Mes gyvensime per toli nuo visko, tu gausi kailį. Tiesiai šviesiai. Tai mūsų dronų padalinys. Ieškoma. Kas po velnio? Dronų padalinys. Ar mus radai? Tu nori daug už praeivius. Kas tai? Grįžk link mūsų ir apieškok šią naują vietą čia. Rimtai? Ar tai padėt? Iš esmės taip. Taigi. Naujas Harperis sakė, kad jis dabar tikrai apsunkina berniukui gyvenimą. Ypač, kai mes negirdime. Jų. Pone, sveiki. Ką jis turi? Taip. Palauk, ne aš, bet... Dabar esu su policija. Manai, kad tai jis ten tvenkinyje? Amy Luke. Ar tai ten tas dviratis? Nežinau, atrodo. Kas tai? Atsitrauk, Panašu, kad atsitrauk. taip. Aš eisiu patikrinti
šią pietinę arba galinę tvenkinio pusę. Mes dėkojame Manome, už jus. Kad radome. Tai gali būti šioje mažoje vietoje. Grįžk atgal, grįžk atgal, grįžk atgal, grįžk atgal. Ne, manau, motociklas yra krūvoje. Atgal, 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 atgal. Taip, aš tau padėsiu. Visi atgal. Taigi jis įvažiavo į tvenkinį. Ne visai. Gerai, taigi taip. Atrodo, kad motociklas yra tvenkinyje. Tai reiškia, kad jis negali būti labai toli, nes čia yra 1,5 pėdos gylio vanduo. Taigi mes tikrai išgirstume arba bent jau pamatytume, kaip jis išeina. Taigi dabar atrodo, kad šuo kažką užuodė. Taigi leisime kinologui dirbti. Jis ir jo partneris. Ir pažiūrėsime, ką iš to gausime. Aš nenupiešiau tavęs kaip klauno. Bet jei tu perplauksi tą tvenkinį... Aš patraukiau iš kelio ir aš pasikalbėjau su tuo vaikinu. Taip. Tai yra tas vienas dalykas. Galvotum, kad ratas dar nebūtų užsidaręs. Teisingai. Jis eis pasimti motociklo. Turiu omenyje, tai įmanoma. Aš to nežinau. Koks gilus tas tvenkinys, nežinau. Aš to nerasiu. Mes tai vadiname tikrų gyvenimą. Aš tau atiduosiu viską, ką turiu. Aš tai gausiu. Klausyk laidos. Mačiau tai pas save. Habibys. Gal čia manyje kalba miesto vaikinas, bet nemanau, kad norėčiau būti. Plauk į Mei. Dabar ten plaukti. Rizikuosiu ir pasakysiu. Per vidurį, nakties viduryje, pelkėje, Luizianoje. Žinai, jis perėjo nuo užuominų prie to, ką mes vadiname galbūt virškinimu. Taip, taip. Na taip. Galbūt tai neverta. Liūtai ir tigrams gėda. Taip, būtent. Taip, taip. Dabar turi savo Ailerio kapsulę. Taip. Ir jie atrodo gana užtikrinti dabar, kai rado motociklą. Kad jis tiesiog negali būti taip toli nuo ten. Aš norėčiau. Prisiekčiau, kad taip, kažką girdėjau greitkelį. Ančių medžioklės sezone. Štai vyrai. Taip, būtent. Aš kažką girdėjau. Taip. Aš būsiu čia lauke. Tai tikrai yra didžioji dalis. Gerai, stebėsime. Sakiau tau, kad užstringu. Taip, tu juos girdi. Kai kurie iš jų užstringa. Manau, jis grįžo šiuo keliu, Trevorai. Matome jo siluetą. Tik vat, jeigu pažiūrėsi, atrodo, kad ten lyg ir yra properša. Matai, ką turiu omeny? Ne, tai maždaug taip. Matai visą tai? Matai, koks tvirtas visa likusi dalis. Argi jis ne ten? Taip, jis galėjo išeiti būtent čia. Būtent ten, kur yra tas bokštas. Jis vis dar gali būti ten viduje. Aš bandysiu apeiti ir prieiti iš šitos pusės. Tai gali būti šiek tiek per aukšta dalis. Štai čia galima sustabdyti. Aš eičiau ten. Aš eičiau ten, aš tiesiog nenoriu jokių būdų sugadinti savo verslą. Ei. Aš leisiu jums eiti pirmin. Pažiūrėsiu, koks ten gylis. Pabandykite ištraukti dviratį. Bent jau pakelk jį. Bičiuli, dviratis. Ar dviratis toks aukštas? Galime pabandyti jį užkabinti šituo pavadėliu ar kažkuo panašiu. Gerai, tai tiks. Mano automobilyje yra virvės. Apeikite iš dešinės ir iš kairės. Jūs visi į kairę. Aš būsiu bandomasis triušis. Gerai, mes tai padarėme. Taigi, jei mes čia esame, pavyzdžiui... Velnijas. Tu. Pirmin, daryk tai. Ei, bičiulė, sunku. Jie jau pastebėjo krosinį motociklą, bet vis dar ieško vairuotojo. Velnijas. Ten gylių. Taip, tu nesupranti problemų. Mes čia ką nors pasigausime. Taip, tu tikriausiai pagaltum kažką, ką reikėtų gydyti penicilinu. Šie vaikinai nusipelno šiek tiek rizikos priedo. Manau šitą. Sakyčiau, tai būdinga šiaurės rytiečiams. Mes, Jenkiai, taip nedarytume. Žinai, šitie pietiečiai vaikinai ir merginos yra nuostabūs. Man taip atrodo. Jie žinai, jie kažkur tame pelkėje turi tą motociklą. O dabar jie tiesiog bando surasti tą vaikiną. Sėdžiu čia ir ieškau informacijos apie aligatorius pelkėse Luizianoje. Ir atsakymas yra. Taip, žinai, bet galbūt tai vėlgi tas miesto vaikinas manyje daro. Aš su tavimi. Jie turi. Jie pastebėjo. Tai kaip vėžlys. Dviratis.
Ar kada nors žiūrėjai tą laidą? Ką? Vėžlys, vėžliukas. Palauk, čia nėra jokių teroristų. Ink. Dieve. Aha. Ar jis nusirenginėja, kad eitų į vandenį? Jie ką tik pasakė, kad jis paleis vėžžmagis. Pirmin. Šitie vaikinai, sakau tau, Gauti. Dviratį. Sukurtas kitaip. Taip. Vyrai, šie vaikinai tikrai rimti. Iš mūsų trijų Rizo būtų tas, kuris nusiviltų marškinius. Taip. Ricas nusirengtų marškinius ir tada mes to nedarytume. Išgertų. Žiūrėt, taip. Taip, būtent. Ar tai keista? Vaikinai, aš tiesiog suteikiu palaikymą. Viskas. Vis taip, tiesiog tikrinu temperatūrą. Žiūrėkit tai. Look. Ne ką. Štai dviratis. Ne. Taip, ten yra dviratis ir dar ten yra 12 metrų ilgio aligatoriai. Kažkas ką tik buvo pervažiuotas Foster gatvėje. Vaikinas iš Naujojo Džersio. Ten yra 12 metrų ilgio aligatoriai ir anakondos. Taip, rimtai, ar čia tas motociklas? Taip, tai numeris 49. Taip. O taip. Ei, noriu, kad truputį pasivaišytum ir įsitikintum, kad ten nėra žmogaus. Ei, broli, jei nemoki plaukti? Tai. Aš šimtai vis dėlto. Tiesiog įsitikinkime. Tai atrodytų negerai. Taip nenustabu, kad jis nulipo nuo motociklo. Na, galbūt tu girdėjai. Tet. Tas vyrukas lankosi sporto salėje. Dabar jį suprato. Kodėl? Aš ateisiu tau padėti, bet mano rankas pilnas. Taip, mano eilė. Aš turiu jo marškinius. Nesijaudink. Tai ne problema. Manai, užsives? Abejoju. Abedžiaudžiai. Stengiuosi nenumesti svarbių daiktų. Viskas mano rankoje. Sorry? Taip, maniau. Tavo marškiniai yra štai ten. Taip, žmonės, jis velniškai sunkus. Jums visiems reikia pasportuoti, padaryti kardio. Velnis, jis sunkus. Gerai, jis degas. Čia jau nekas. Dieve, tikriausiai į baką pateko vandens ar kažkas panašaus. Tikiuosi, kad šitą daiktą bent jau pavogė. Eikime iki pat kelio. Susitvarkykime su tuo ten. Palauk. Ką darytų? Kokiu kitų būdų nori pakilti? Taip. Ne, apie tai aš ir kalbu, apie mano automobilio paliktą pėdsaką. Na taip. Oho. Tai yra atsidavimas. Ir drąsa. Aš irgi iš jo apčiausiu, jei bandytum išeiti. Ir tai yra pareigūnas. Kristoferis Kolemanas jam padeda. Ir tada mūsų filmavimo komanda. Stovi ten. Ir tai tiesa. Taip. Jie gali šiek tiek priartinti. Taip, žinoma. Taip. O, velnijos. Štai taip. Pasuk šiek tiek į dešinę. Pasiruošęs? Leidžiame žemyn. Mums reikia to paties, ko reikia ir tau. Aš ką tik gavau šiek tiek įrangos. Tu girdėjai, kaip jis tai pasakė. Jis tikisi, kad tai pavogta. Tu supranti po visų pastangų, kurias jis čia įdėjo. Dabar jie turi motokrosinį motociklą. Pažiūrėk į kapralą. Pradėjo į tai ir pradėjo jungtis prie... Nuėjo į vandenį, jo pasiimti. Aš tai... Manau, kad jis gauna maitinimą. Ei. Brolai, turi užvesti tą daiktą kojelę. Taip. Tai pavarų svirtis. Kitoje pusėje. Ei, visi, tai truks amžinybė, kitas dalykas. Jums teks tai nutildyti. Jei tas dalykas užsives, pabučiuosi tau visą užpakalį. Tas dalykas buvo pelkėje. Taip, prašom, ponė. Ar jis ant laisvo? Ne, aš tik tiek pasakysiu. Jie neveikia su vandeniu. Kas nori pabandyti? Ne. Švaistai savo laiką. Mums dar ilgas kelias prieš akis. Jokių beprotiškų dalykų. Kelių bėgikas prie siurblio. Ei. Sustok. Kas nors paimkit šituos daiktus. Perdžiunk į neutralią pavarą. Spausk ją iki galo tiek kartų, kiek gali. O dabar pakelk ją iki pusės. Oho, pažiūrėk į tai. Leis man tau padėti. Ja. Tai yra automobilis. Tu paimi dešinę į kairę pusę, aš laikysiu dešinę pusę. Taigi einame, nežinoma, bet... Tavo problema, ne žaidimas. Leis man tiesiog tai padaryti. Ja. Aš jau esu. Nebūk tiesa. Aš
Grįžtu prie to, tau reikia šiek tiek daugiau šito, tai yra už ankstesnę šiandienos dalį, taigi apie 5:30. Kiekvienam reikia prižiūrėtojo. Arba prižiūrėti. Aš tau iškart pasakysiu, būčiau paskambinęs. AAA, taip, būtent tai būčiau padaręs. Bet čia yra tie kaimo vaikinai, kurie lenda į pelkes. Visi šie vaikinai yra 6 pėdų ūgio. 15. Kitaip nulipdyti. Tada pagalvojau, velnes, mes iš šiaurės rytų. Dienai, žinai, kai jie kalbėjo apie tai, kaip įjungti neutralią pavarą, galinis ratas buvo užstrigęs. Ir taip yra. Spaudi pedalą visiškai žemyn, tada vieną kartą aukštyn, bum, ir esi neutralioje padėtyje. Spėju, tu po nežinojai. Ir štai kodėl tu sėdi gale. Kito bičio už nugaros. Teisingai. Ir jūs nevairuojate minėto motociklo. Štai kodėl Daytona Beach mieste aš važiavau ant galinės sėdynės ir išmokau terminą, kurio aš nesu. Ketinu būti apie. Ne, mes turėjome personalo susirinkimą. Šiandien. Ne. Taigi negaliu pakartoti frazės, kuri buvo panaudota. Važiuoti buvo gerai. Kalba ėjo apie laikymasi. Aš nesilaikiau. Tai nėra tiesa. Aš iš tikrųjų labai stengiausi nesilaikyti. Taip, nesilaikiau, tiesa? Taip, tu sukryžiavai pirštus ir galvą. Taip, tik tada, kai padėjau savo galvą, kai padėjau galvą ant jo peties. Taip. Nevažiuok ką greitai. Jis paprašė manęs nebekišti burnos taip arti prie jo ausies. Jis sakė, kad tai yra. Tai šiek tiek keista. Koks didelis reikalas? Tiesiog pasakykim, kad sulėtintų tempą. Kvailis ir dar kvailesnis. Taip, kvailys ir dar kvailesnis. Gerai. Aš paklausiau, kas neš telefoną? Baton Rouge, Louisianoje, kur jie atgavo. Krosinį motociklą iš vaikino, kuris pabėgo. Bet dar nerado to vaikino. Gerai. Ką, kur po velnių jie mane deda? Ką, mes gavome 0. Palauk, leis man tau padėti, palauk. Pradėsiu nuo... Taip, te kelią link ežero, pažiūrėk, ar būsena nustatyta. Sveiki, po varginančio žygio per Luizianos pelkes. Su lazda. Nepavyko rasti to vaikino, bet gavome jo dviratį. Ir dabar galiu lažintis dėl beisbolo ir beisbolas mūsų automobilio kameroje, kad turime gerą jo veido kadrą, nes jis kelis kartus atsisuko. Taigi tikiuosi, kad turime kažką, nuo ko galime pradėti. Leidžiu jam išdžiūti. Tai niekada tai nepataisoma. Labas. Tik truputį. Gerai. Pasiim žibintą. Ei, šviesi. Štai, atsiprašau. Ei, pasiruošęs įsijungtilį. Čia pat, tu dalyvauji varžybose? Ne. Palauk, gerai, puiku, jei galėtume iš tikrųjų pasikalbėti. Kapralui, Jusijui apie. Sprendimą, kurį jis priėmė. Taip, aš nesu labai patenkinęs tuo, kaip pastatytas pirmasis. Nuimk nuo jo visą įrangą. Pažiūrėkime, gal galime tai padaryti. Gal pakalbėti su seržantu Liru. 10. Gerai, manau, kad dabar galime grįžti į Baton Rouge'ą, Louisianą, kur jie yra. Žiūrėk. Ir kapralas Lusis dabar vėl apsivilkė savo uniformą ir turi savo įrangą. Ačiū Dievui. Vėl užsidėjęs. Kartu su seržantu Lyru. Ponai, ačiū, kad skiriate minutę prisijungti prie mūsų. Tikrai įspūdingas vaizdas ten. Kaporelė Liusi. Negaliu įsivaizduoti, kad tai būtų jūsų mokymų dalis. Kapstytis po pelkę, kad ištrauktumėte kroso motociklą. Ne, tikrai ne. Niekada neprisimenu tokios akademijos dalies. Bet reikia mokėti prisitaikyti. Manau, čia tikrai viską lėmė stažas, tiesa? Ir aš taip pat noriu sužinoti, kiek giliai turėtų būti, kad apsisuktum ir pasakytum, ne, per gilu. Jis neketino jo atsisakyti, reikėjo jį ištraukti. Ir galiausiai, ar turite kokį nors supratimą, kur tas vyras dabar galėtų būti? Taigi, kai sekėme per mišką, ten buvo daugybė mažų takelių ir įvairių keliukų. Šuo iš tikrųjų nieko daug neužuodė. Ir galiausiai, dėl tų kaltinimų, kuriuos turėjome, tiesiog nusprendėme, kad jau gana. Patikrinsime vaizdo įrašus iš automobilio kamerų, bandysime gauti jo veido nuotrauką ir tada žiūrėsime, ką daryti toliau. Džonai. Seržante, trumpai, kaip Tomas čia ir sakė, tas vadovo laipsnis ten kartais tikrai daug reiškia, ar ne? Taip, vanduo pakils tik iki čia, jei supranti, ką turiu omenyje. Nuo to momento kažkas kitas turi perimti vadovavimą. Teisingai. Bet palauk, seržante, juk tu buvai tas, kuris pasakė, įjunk neutralą ir išstumkime jį iš čia.
Taigi ten reikėjo tam tikros priežiūros. Taip, nežinau, kur šis vaikinas užaugo, kad jis nesupranta. Visiškai žemyn, pusiau aukštyn ir tada ridenk. Man atrodo, kad tai paprasta. Aš augau tarp Honda 4. Su Kawasaki ar kokiais nors krosiniais motociklais beveik neturėjau reikalų. Tai jau du iš mūsų. Nesijavink dėl to. Truputį pritrūko patirties. Gerai. Broliai. Na, vaikinai, šį vakar tikrai pasistengėte. Taigi, ačiū Jums. Ir ačiū, kad skiriate laiko. Mes tikrai tai vertiname. Jokių problemų, mes taip pat prie to grįšime. Žinoma. Dabar kelios šeštadienio vakaro naujienos, pradedame Baton Rouge. Laidos pradžioje Jordanas Lyras vijosi motociklininką, kuris atsisakė sustoti. Juodaudis vyras, vilkintis žalę striukę, mėlyni džinsai ir batai. Motociklininko veidą dengė balaklava. Galiausiai jis nuėjo per poilsio parką. Teritorija buvo šlapia, atrodė, kad motociklas įstrigo purve. Tuo metu jie manė, kad su į pagalbą pasiteltų tarnybiniu šunimi įtariamąjį iš esmės buvo apsupę. Jie kruopščiai išieškojo teritoriją, bet jo nerado. Tačiau jie rado motociklą. Kapralas Lusis nusivilko marškinius ir nusisegė įrangos diržą. Ir tada įėjo į vidų. Po to. Išbristi iš pelkės buvo lengviau pasakyti, nei padaryti. Ei. Stok. Kažkas paimkite tai. Daiktas. Perjunk motociklą į neutralią pavarą. Perjunk ją žemyn tiek kartų, kiek gali. Ir tada aš pakeliu ją iki pusės. Oho, pažiūrėk į tai. Man atrodo, kad tai būtų kažkas, ką man sakytų Bradlis Tayloras. Jei bandau tai iš ten ištraukti, aš būčiau toks. Velnias. Jis elgiasi kaip niekšas. Dabar žinome šiek tiek daugiau, kodėl tas motociklininkas galėjo pabėgti. Pasak departamento, įtariamasis galbūt pasišalino iš teritorijos, kur buvo gautas pranešimas apie šaudymą, dėvėdamas kaukę. Kalbant apie motociklą, jie rado VIN numerį. Motociklas nebuvo pavogtas. Taigi jie vis dar bando nustatyti asmenį, kuris važiavo tuo motociklu. Dar vienas dalykas, kurio paklausėme. Ar kai jie išlipo, prisimenate, jie kalbėjo apie tai, ar galėtų vėl užvesti motociklą. Kapralė Liusi pasakė, cituoju, ne, dėja, tai nėra valtis. Aš turiu omenyje, kad aš neklausiau, tiesiog, kad žinotum.